Visiems atleidė ir pirmatis semtis malonę po malonės, turėdami Dievo prigimtį, jis pats save sulaikino, o ant kryžiaus plytų krauju sudaikino dangų ir žemę, o šalis yra labiau sesi išaukštintas, teikia amžių ir žemą. Ukmergės rajono savivaldybės meras Algirdas Kopūstas. Sveiki atvykę į Ukmergės žemę. 1919 metų gegužės pradžioje sėkmingai atlikta Ukmergės išvadavimo iš bolševiko karinė operacija buvo Lietuvos kariuomenės didesnių operacijų prieš bolševikus pradžia. Praėję 90 metų sukvietė mus į šį renginį, kurio prisimename istoriją, pagerbėme Lietuvos savanorius, partizanus, motinos už tėvynės laisvę aukojusios savo vaikus. Ir Ukmergė buvo aktuali ir svarbi. Ir besiveržiančiam priešui, ir besiginančiai Lietuvai. Nuo jos daug kas priklausė. Raudonoji armija jau buvo priėjusi prie Alytaus, buvo paėmusi Ukmergę. Vilnius buvo kritęs. Lietuvos valstybei grėsė didžiulis pavojus. Ir vis dėlto buvo apginta. Ukmergės mūšis, Ukmergės išvadavimas buvo labai reikšmingas Lietuvos istorijai. Mes prisimenam Ukmergės mūšio prasmę prieš 90 metų, kai tuo metu Lietuvos kariai, nepriklausomos valstybės kariai, parodė, kad bolševikams ne vieta šioje žemėje. Vietoje mums buvo brukami svetimi dievai. Kas palaikė mūsų meilę savai tautai, kai ją išplėšti buvo vartojama jėga ir ginklas. Dieve, tu davei motinai jėgų įveikti ginklo į prievartos galią. Tu padarei ją galingesnę už galinguosius žemėje. Motina miršta. Ir galvojau, parvažiuosiu ir savo apylinkiai sukursiu parką. Ta vieta, kur teko ganyti karves, čia nebuvo dar tada miško, čia buvo žolė pikta, kieta ir kojas badydavo. Na ir kada grįžau, Ukmergė buvo to laiko gera valdžia. Taigi su tą valdžią šnekėjom, daugiau kaip prieš 10 metų ir šis parkas atsirado. Dabargi dar mes turim daug darbų, bet jau eina viskas prie galo. Bet to, kad ir laikas bėga ir visa kita. Bet dabar norim dar pastatyti. Partizanai, Lietuvos partizanai, jūs krauju gimtą žemę aplaistė. Partizanai, partizanai, jūs krauju gimtą žemę aplaistė.
partizanai, nelygioj kovoj kritę, Turgaus aikštėj išniekinti kūnai, partizanai, duobėse suguldyti. Mes buvom du vaikai išmesti iš Lietuvos. Lietuvis lyduokių komunistai pasirašė 52 mėnesį. Už ką? Lygiai taip pat daugelis motinų yra palaidota. Nei pavardžių, nei sūnų šiandien aš čia nematau. Jie yra gyvi ir čia, bet jie labai bedni. Ačiū. Tėveliai, sūnus ir anūkai, manau, prasmingiausia, nuo ko galėčiau pradėti šią savo kalbą, tai yra padėka. Dar kartą ištarti ačiū tiems žmonėms, kurių asmeninės iniciatyvos dėka šiandien čia buvo pastatytas pats prasmingiausias ženklas minimajam dabar Lietuvos tūkstantmečiui. Ženklas pagerbiantis Lietuvos motinas per 1000 mūsų tėvynės metų. Nėra tokia svenelė, kaip tie mano tėvutėlė, kaip tik man. Skaitys jį vėjas, niekas negirdės, tas skaitys jį vėjas, kur smagumas vaikšto. Per žino plaukė debesėlis, verkia žvaigždės ir tamsi naktis, kad svajotų ryto nesulaukus, mūsų laisvumo tulė nematys. Romantikai, idealistai, karžygiai savo krauju parašė didingiausius tautos istorijos puslapius ir tapė idealizmo ir meilės savo tėvyniai gražiausiais pavyzdžiais visam pasauliui. Šie motinų vaikai turėjo vieną – savo gyvybę. Motinos gyvybių turėjo tiek, kiek turėjo vaikų. Ir su kiekvieno jų žuvimu širdis iš naujo kraujuodavo.